Metų pradžia Dubajuje vainikuojama aukščiausio pasaulyje dangoraižio atidarymu. Sausio 4 dieną oficialiai atidaromas 164 aukštų pastatas Burj Dubai. Tikslus jo aukštis vis dar slepiamas ir bus atskleistas tik vakare atidarymo ceremonijoje. Tačiau jau dabar aišku, jog tai daugiau nei 800 metrų aukščio metalo, plieno ir betono konstrukcija. Pastatas turi skirtingas pakopas. Pirmuose aukštuose įkurti ištaigingi viešbučiai, prekybos centrai, biurai. Kitose pastato dalyse įrengti 1100 butų ir paskutiniuose aukštuose apartamentai. Beje, 90% dangoraižio patalpų jau parduota. Už vieną pėdą buvo prašoma beveik 2000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 124 dangoraižio aukšte esančioje apžvalgos aikštelėje giedrą dieną galima matyti 80 km spinduliu besidriekiančius vaizdus. Jame taip pat įrengtas greičiausias pasaulyje liftas, pasiekiantis 40 km per valandą greitį. Šis pastatas milžinas buvo pradėtas statyti 2004 m. rugsėjį. Per tą laiką jo kaštai išaugo. Tam įtakos turėjo ir pasaulį sukrėtusi finansų krizė. Šiandien skaičiuojama, jog jis kainavo per $1,5 bilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.